Štai taip atrodo Sinano Ardemo tribūnos, jos pilno žmonių, niekas nesiskirsto dėl to, kad netrukus šventinė apdovanojimų ceremonija, joje ir bronzos, ir sidabro, ir aukso medaliai, ir geriausi krepšininkai, ir we are the champions, taip kaip visada. Tik tai ne visada tiems patiems. Greitai rikiuojami pjedestalai ir vietos, į kurias turėtų sustoti komandos. Naudingiausių penketas, naudingiausias šio čempionato krepšininkas ir tai turi būti paskelbta dar prieš komandų apdovanojimus. Na, o po to bronzos medaliai ir taip iki aukso. Geras, svetingas buvo Stambulas Lietuvos krepšiniui ir Lietuvos šaliai. Čia šios dienos rungtynių statistika, bet ji jau nieko nebereiškia ir ko gero nelabai ką ir domina. Visa tai jau iš karto vos tik baigėsi, virsta istorija. Fotografų prisirinko tiek, kad jau nieko nesimato iš dabar iš komentatorių tribūnos. Labai daug žurnalistų šiame pasaulio krepšinio čempionate, 70 komentatorių pozicijų televizijos ir radio, o apie tos žurnalistus, kurie rašo į laikraščius, ten spaudą, internetą ir taip toliau, tai net neįmanoma jų suskaičiuoti. Net maždaug prieš valandą žurnalistai pradeda užsiminėti vietas tribūnose dėl to, kad paprasčiausiai jų gali nelikti. Na, o organizatoriai čia, nors ir gyrėsi, kad surinkė geriausią čempionatą, turėjo įvairiausių spragų, nesuskaičiuoja jie tų žmonių, neužtenka autobusų, neužtenka transporto. Pavyzdžiui, prie tualetų eilė per visą ilgą pertrauką, visi žurnalistai stovi eilėje, kad tik suspėtų kaip nors nueiti į tualetą ir po to dar suspėtų grįžti į savo darbo vietą. Na, tokia iš tikrųjų didelis toks šaršalas, jeigu taip galima pasakyti, šiame pasaulio krepšinio čempionate. Tiek žurnalistų ko gero dar niekada nėra buvę. Na ir žinoma, informacijos priemonių vis daugėja. Dabar anksčiau būdavo 1, 2, 3 televizijos, 1, 2, 3 laikraščiai ir viskas šalyje. Dabar nesuskaičiuojamas kiekis interneto portalų, televizijų ir taip toliau. Ir dabar minia fotografų laukia galimybės įamžinti čempionus su medaliais. Aha, supratau. Gaudesys dėl to, kad politikai atvyko į šią ceremoniją.
taip kaip Lietuvoje, taip ir Turkijoje niekas politikų nemėgsta. Nes istorija visą laiką būna panaši. Per rinkimus jie pažada viską, o po rinkimų visą tai pamiršta. Įdomu, iš tikrųjų, kuo baigsis šiandieną referendumas Turkijoje. Daug labai žmonių, 55 milijonai žmonių turi teisę balsuoti, taigi suskaičiuoti tokį kiekį reikia laiko. Ir vis dėlto, tai yra tai, ką mes matėme čia, niekaip nesusiję su politika. Tai yra sportas. Ir pats geriausias dalykas yra, kai jam netrukdo jokie užkulisiai, jokie funkcionieriai ir jokie politikai. Na, žinoma, yra rėmėjai, yra aukštas pareigas užimantis pareigūnai, kurie šiandien turi įteikti trofėjus ir medalius. Turkijos vėliava įnešama pirmoji. Sidabro medalininkai žygiuoja į areną. Dvylika milžinų. Vėl pažymėti sidabru. Įeina ir amerikiečiai. Ir turėtų pasirodyti Lietuvos komanda. Taip, Lietuvos trispalvė ir Lietuvos krepšininkai. Įžygioja su Lietuvos trispalvėmis ant pečių. Šaunuoliai, nuostabus čempionatas. Nuostabi komanda, nuostabus, neprilygstamas žaidimas ir ko gero didžiausias siurprizas iš visų, kokius Lietuvos krepšinis yra mūsų šaliai pateikęs. Vienas iš didžiausių ir vienas iš maloniausių. Na, gal galima būtų palyginti tą siurprizą su siurprizu Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Linksmai nusiteikia Lietuvos krepšininkai. Ir jie pirmi. Jie pirmi turėtų žengti ant pjedestalo. Bronzos medalius įteiks FIBA prezidentas Ivanas Mainini. Ir pirma naudingiausių krepšininkų penketas įteikė François Debo, tai yra TISO prezidentas, vieno iš FIBOS rėmėjų prezidentas ir Turkijos sporto ministras Farukas Nafizas Uzakas.